Tęsėme pokalbį apie Kauno dvarus ir palivarkus ir pirmiausia, drauge su laidos ekspertu prisiminkime, apie ką kalbėjome pirmojoje dalyje. Kauno miestas per savo beveik jau 600 metų trunkančią istoriją nuolatos plėtėsi ir jo teritorija pateko įvairiūs pakaunėje buvę dvarai ir dvareliai. Iš tiesų, dvarai kaip ūkiniai ekonominiai vienetai tebe funkcionavo iki 1940 metų, tai yra iki pirmosios sovietinės okupacijos. Tačiau Lietuvą okupavus sovietams, dvarų palikimas buvo nevertinamas, jie buvo neprižiūrimi, pastatai būdavo naudojami ne pagal paskirtį ir panašiai. Nūdieną Kauno miesto teritorijoje tyrinėtojai suskaičiuoja maždaug apie 30 įvairių dvarviečių sodybų. Žinoma, jų iki šiol išliko gerokai mažiau. Jų galėtume, geriausiu atveju suskaičiuoti apie 14. Sakykime apie Kartofliškių palivarką, kuris buvo Naujamiesčio teritorijoje, nedaugelis žino. Apie Adomo Mickevičiaus namelį, kuriame jis lankydavosi XIX amžiaus pradžioje. Šitas dvaras, palivarkas, iš Kauno miesto panoramos išnyko 20 amžiaus 6-ame dešimtmetyje, kuomet jo pastatus, paskutiniuosius pastatus nugriovė sovietų valdžia ir vietoj dvaro pastatė daugiabučius. Taip pat Marvos dvaras 1999 metais įvykus gaisrui dvaro rūmai smarkiai nukentėjo ir iki šios dienos praktiškai išliko tik tais nuolaužų krūva ir krūmuose bestyrantis kaminas. Taip pat dar vienas liūdno likimo susilaukęs pastatas, tai vadinamasis Petravičių dvarelis, stovėjęs Baritonų gatvėje 6. Jisai yra nugriautas 2001 metais, o jo vietoje stovi plynė. Kai kurie dvarai nūdienos sulaukė geresnėje būklėje, sakykime, Aukštosios Fredos dvaro sodyba, kurioje įsikūręs botanikos sodas, tai galbūt ir išgelbėjo jį nuo sunykimo. Taip pat savotiško renesanso sulaukė vadinamasis miesto dvarelis, esantis senamiestyje Zamenhofo ir Kurpių gatvių kampe. Dabar trumpai pristatysiu Kauno miesto teritorijoje esančius išlikusius dvarus ir dvarelius. Tik prieš tai dar kiek svarbios informacijos. Visas Kauno miesto teritorijoje išlikusias dvarų sodybas galima suskirstyti į tokius tipus. Pirmiausia, sodybos susiformavusios kaip stambių žemėvaldos vienetų centrai. Tai seniausios istoriškai reikšmingiausios didelės sodybos, susiformavusios grinai agrarinėje aplinkoje. Jų atsiradimui, struktūrai ir raidai didžiausios įtakos turėjo istorinės, socialinės sąlygos bei gamtinė aplinka. Joms būdinga ryški ūkinė zona. Pirminė tokių sodybų funkcija buvo gyvenamoji ūkinė. Prie tokio tipo sodybų galima priskirti Marbos ir Linkuvos dvarų sodybas. Antra, tai smulkios palivarko tipo dvarų sodybos, nepasižyminčios įspūdinga architektūrinė išraiška, kadaise buvusios pavaldžios didesniems žemėvaldos vienetams. Tai mažiausiai tyrinėtas dvarų sodybų tipas, apie jas trūksta istorinių duomenų. O šiam tipui priskirtinos Kazliškių, Armališkių, Armaniškių ir Prenzeliavos dvarų ir palivarkų sodybos. Na ir trečia, tai rezidencinio tipo dvarų sodybos, o jas galima skirstyti į dar du pogrupius. Pirmiausiai, tai stambios rezidencinio tipo dvarų sodybos. Tokio tipo sodybos buvo kuriamos atokiau nuo tuometinės miesto ribos. Didelę reikšmę čia turėjo gamtinė aplinka, tvenkiniai ar dideli parkai, o pastatų architektūra buvo įspūdinga.
netgi reprezentaciniai. Šios sodybos be reprezentacinės dalies turi ir ūkinę zoną, kuri nuo švariojo kiemo atskirta keliu, želdiniais ar tvenkiniu. Šiam tipui priskirtina viena reikšmingiausių Kauno mieste Aukštosios Fredos dvaro sodyba. Rezidencinį pobūdį po 1927 metų rekonstrukcijos įgavo ir Linkuvos dvaro sodyba. Na, o toliau buvo smulkios rezidencinės dvarelių sodybos įsikūrusios prie pat miesto XIX amžiaus viduryje. Tokios sodybos paprastai turėjo menką ūkinę dalį, tai Fryko dvarelis Bugos gatvėje, arba jos neturėjo visai. Dvareliai Baritonų, Bugos ir Jonavos gatvėse. Tokiose sodybose įsikurdavo smulkus bajorai, norintys gyventi arčiau miesto. Taigi galime daryti išvadą, jog didžioji dalis Kauno miesto dvarų ir palivarkų sodybų susiformavo kaip agrarinio ar rekreacinio tipo gyvenamieji kompleksai ir tik vėliau, augant miestui, pateko į jo teritoriją. Buvusių dvarų ir palivarkų sodybos bei jų fragmentai tai organiška Kauno miesto kultūrinio palikimo dalis, dėl įvairių sumetimų kažkada sąmoningai ignoruota, o šiuo metu dažnai pamiršta. Šios sodybos miesto urbanistinės struktūros sudedamoji dalis, sparčiai kintanti ir nykstanti, nors tai vieni didžiausių kultūrinio palikimo objektų. Pakalbėkime apie kelis jų kiek išsamiau. Marvos vardas pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1514 metais, kuomet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovas Zigmantas Senasis Noreikynę arba Noreikiškes padovanojo Vilniaus vaivados tarnybininkui Andriui Ilgauskui. Todėl manytina, jog 16 amžiuje Marvoje jau galėjo būti dvarvietė. Dvaras itin nukentėjo 18 amžiaus pradžioje Šiaurės karo metu siautėjant švedams. 1795 metais Užnemunė atiteko Prūsijai, dvarą kurį laiką valdė vokiečiai. 1815 jis buvo atiduotas rusų generolui Šachovskiui. XIX amžiuje dvaras priklausė Prūsijos didikui Lorchei, vėliau dvaro savininku tapo Viktoras Gavronskis. Po šio mirties atiteko jo broliui Stanislovui. Galima paminėti, jog Stanislovo Gavronskio dukrai Kamilė ištekant už carinės Rusijos kariuomenės pulkininko Vojcecho Falevičiaus dvaras, Marvos dvaras atiteko jai kaip kraitis. Pastebėtina, jog Pirmojo pasaulinio karo metais Marvos dvare buvo įsikūręs kaizerinės Vokietijos kariuomenės vienas iš vadų, feldmaršalas, vėliau Vokietijos prezidentas Paulius von Hindenburgas. Atkūrus Lietuvos valstybę, Marvos dvaras buvo išparceliuotas, kadangi jį valdė nelojalus valstybei dvarininkas Vojcechas Falevičius. Apie 1920 metus dvare buvo įkurta bakteriologijos ir serologijos stotis. Joje buvo vykdomi vieni pirmųjų Lietuvoje mikrobiologinių tyrinėjimų. Dvaro centrinius rūmus su didžiaja dvaro dalimi įsigijo Petras Maikauskas. Tarpukario dvaro rūmuose svečiuodavosi ir Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Dalyje Marvos dvaro rūmų apie 30 metus įsikūrė senelių prieglauda. 1940 metais prasidėjus pirmai sovietų okupacijai, dvaro pastatuose įsikūrė valstybinis kurčiųjų ir nebyliųjų institutas. Nacistinės Vokietijos metais Marvos dvare kurį laiką buvo įkurta ligoninė. Antrosios sovietinės okupacijos metais Marvos dvare taipogi kurį laiką veikė vaikų namai. 61 metais Marvos dvare įsikūrė Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis. Ir vis tik katastrofiški padariniai šiai neeiliniai vietai atėjo su nepriklausomybės paskelbimu.
1991-aisiais greta dvaro pradėti statyti Kauno miesto vandenvalos įrenginiai. Tai tapo ir dvaro mirties nuosprendžiu. Pirmiausia, iš dar likusių pastatų iškraustyti gyventojai, na o kiek vėliau nutiko, kaip ir daugelį apleistų miesto vietų tuo metu, neprižiūrimi pastatai merdėjo, jie buvo siaubiami vandalų ir benamių. O po 8 metų kilęs gaisras visai sunaikino dvaro likučius, jų vietoje, dabar Marvelės gatvėje 192, tebestūkso tik retų griuvėsių fragmentai, o greta esantis buvęs puikus parkas, labiau panašus į apleistą ir menkai teprižiūrimą krūmyną. Apie dvarą ir jame virusi kilmingųjų gyvenimą dabar byloja nebent puikūs žirgai. Ir niekaip Kaune, nežiūrint visų pastangų, nemirštančios aristokratiškos raitelių tradicijos. O jos galbūt ir išlaiko nematomas sąsajas su puikiuoju Marvos dvaru. Dvarelio kompleksas randasi pačioje Kauno senamiesčio širdyje Zamenhofo ir Kurpių gatvių kampe, netaisyklingo trikampio formos sklype. Istoriniai šaltiniai byloja, jog 1627 metais toje vietoje stovėjo namas, tačiau jis sudegė 1655, išliko tik skliautiniai rūsiai. Kelis amžius toje vietoje buvo sodelis, kol 1850 tuometinis sklypo savininkas Jeckelis Nevženskis greta Zamenhofo gatvės pastatė žydų sinagogą, kurioje pirmajame aukšte meldėsi vyrai, o antrame buvo įrengta moterims skirta maldykla. Sovietmečiu ši sinagoga paversta sandėliu. 1852 metais sklypo kampinėje dalyje pastatytas trapecijos formos plano gyvenamasis namas, kuriame veikė žydų mokykla ir košerinio maisto valgykla. Sklypo dalyje prie dabartinės Kurpių gatvės 1852-60 metais pastatyti 2 sandėliai. Vėliau tose patalpose buvo įrengti butai. Po 1990 metų išlikę pastatai, tai yra buvusi sinagoga, gyvenamasis namas bei kiti pastatai, buvo atiduoti Kauno žydų religiniai bendruomeniai. 2001 metais dvarelio kompleksą įsigijo bendrovė Ratvilas. Nūdieną pastatuose įsikūrė sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigos. Romainių dvaro ištakos taipogi siekia 16 amžių, tačiau jo suklestėjimas siejamas su mums jau girdėtu Simonu Siručiu, kuriam priklausė Aukštosios Panemunės dvaras. Jo valdymo metu senieji dvaro rūmai buvo restauruoti, šiaurinėje jų pusėje pristatyta kolonada, puošnūs marmuriniai rūmai. 18 amžiaus pabaigoje dvaras atiteko Prozorų giminiai. Jį valdė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės stovyklos viršininkas Karolis Prozoras. 19 amžiaus pradžioje dvare gimė Mauricijus Prozoras, žymus 1831 metų sukilimo Kauno apylinkėse vadų Adomo Mickevičiaus draugas. Galima pastebėti, jog Romainių dvare lankydavosi šis žymus poetas. Po 1831 metų sukilimo Romainių dvarą įsigijo Adomas Medekša. Dvare lankydavosi ir jo vaikus mokė žymus XIX amžiaus vidurio Lietuvos šviesuolis Mikalojus Akelaitis, vienas iš 1863 metų sukilimo dalyvių, lietuviškų leidinių autorius. 1857–1917 metais Romainių dvaras priklausė grafų Tiškevičių giminiai. Įdomus faktas, jog 1861 Romainių dvare pas dvare gyvenusią savo dukterį apsigyveno aukštas Rusijos imperijos pareigūnas, turėjęs tikrojo slaptojo patarėjo rangą, o tai buvo aukščiausias rangas Petro I įvestoje rangų lentelėje. Rusijos imperijos himno Dieve laimink carą autorius Aleksejus Lvovas. Jis beje palaidotas taip pat Kaune, Pažaislio vienuolyne.
Atskyręs dalį žemių nuo dvaro, grafas Benediktas Jonas Tiškevičius aukštutinio Romainių palivarką pardavė carinės armijos pulkininkui Vaskeliui. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, visos dvare sukauptos meno vertybės buvo išvežtos, dvaro rūmus nusiaubė vokiečių okupacinė kariuomenė. 20-ojo amžiaus trečiajame dešimtmetyje Lietuvos vyriausybė Romainių dvarą pardavė generolui Galvydžiui Bykauskui. Apleisti aukštųjų Romainių palivarko pastatai su 5 hektarų sklypu buvo išnuomoti draugijos kovai su tuberkulioze Kauno skyriui. 1936-aisiais ši draugija minėtame palivarke atidarė tuberkuliozės ligoninę. Išlikę dvaro rūmai, dabar Romainių gatvė 67, itin pakitę, be ryškesnių architektūrinių bruožų, yra parko likučiai. Pokariu Romainių dvare įsikūrė Veterinarijos akademijos mokomasis ūkis. Archyviniai duomenys byloja, jog Sargėnų dvaras XIX amžiaus antrojoje pusėje priklausė bajorams Macenskiams. 1863 metais dvaro savininkas buvo Leonas Macenskis. 1889 dvarą valdė jo našlė Aleksandra. Dvarui tuo metu priklausė maždaug 400 dešimtinių žemės. 1896 Leonas Macenskis, minėto dvarininko giminaitis, įgijo didžiąją dalį Sargėnų dvaro. Žinoma, jog 1898 Sargėnų dvaro savininkas Ignatijus Karlovičius Macenskis gavo leidimą statyti plytinę. Būtent plytinė suklestėjo 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje, kuomet krašte buvo didelė plytų paklausa. 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje dvarą paveldėjo Evelina Macianskienė bei jos sūnūs Jonas ir Leonas. 23 metais didžioji dvaro dalis buvo parduota Šodų giminiai, kurie dvarą valdė iki pat pirmosios sovietinės okupacijos. Sovietmečiu Sargėnų dvaro sodyba neteko savo ramios užmiesčio dvasios. Iš šiaurės ją apsupo šiaurinis Kauno aplinkelis, dabar Islandijos plentas, iš pietų priartėjo Šilainių daugiabučiai. Iki šių dienų buvusio dvaro sodyba neišsaugojo kompozicinio vientisumo. Ji buvo padalinta į atskiras privačias valdas. Kadaise čia buvusi dvarą mena tik keletas varganų medinių pastatų bei dviaukštė mūrinė raudonų plytų karvelidė, perdaryta į gyvenamąjį namą. Tirkiliškių dvarelis, dabartinėje Kalvarijos gatvėje, yra Kauno miesto Aleksoto seniūnijoje, greta Kazliškių gyvenvietės. Šis dvaras yra vienas iš jauniausių Kauno miesto teritorijoje. Jis kūrėsi 20 amžiaus pradžioje. Žinoma, jog 1928-aisiais dvarą įsigijo žymus Lietuvos visuomenės veikėjas teisininkas politikas Martynas Yčas, kuris prasidėjus pirmai sovietų okupacijai emigravo iš Lietuvos. Iki šiol išlikęs 2 aukštų dvarelio pastatas, sandėlis, pirtis, arklidė. Iki šių dienų dvarvietėje išlikęs tvenkinys, dvaro 2 aukštų medinis namas, sandėlis, pirtis, arklidės, kai kurie iš šių pastatų perstatyti, pritaikyti gyventojų butams ar gamybinėms reikmėms. Taip pat dvarelio teritorijoje atsirado svetimkūnių, gyvenamasis namas, transformatorinės pastotės. Gaila, bet neišliko nei kumetynas, nei kalvė, nei kiti itin originalūs pastatai.
Vytėnų dvaras dabartinėje Vytėnų gatvėje, numeris 95, buvo įkurtas 20-ojo amžiaus 3-ame dešimtmetyje, kuomet vykdant žemės reformą pradėtos dalinti Sargėnų dvaro žemės. 76 hektarus žemių 25 metais įsigijo nepriklausomybės kovų dalyvis, savanoris Leonas Račiūnas. Jame jis pastatė išraiškingą nedidelio dvaro rūmus primenantį dvaro pastatą, įkūrė pavyzdingą ūkį. Tarpukario šiame dvare be dvarininko Leono Račiūno taip pat gyveno jo brolis, žymus kompozitorius Antanas Račiūnas, kuris gyvendamas Vytėnuose sukūrė operą Saulės miestas. Įdomu pastebėti, jog dvare lankydavosi žymus rusų operos dainininkas Fiodoras Šaliapinas, kaip pasakoma, dainavęs net dvaro balkone. Pirmoji sovietinė okupacija buvo dramatiška Račiūnų šeimai. Dvaro savininkas Leonas Račiūnas buvo nuteistas 10 metų kalėti Sibiro lageriuose. Likusieji Račiūnų šeimos nariai, kaimynui Sargėnų dvarininkui Šaudei, parūpinus dokumentus, nuo sovietinių represijų repatrijavo į Vokietiją. Tačiau 1942 metais ir vėl sugrįžo. Buvusiame pavyzdingai tvarkomame Vytėnų dvare nacionalizavus jo žemes 1941-aisiais įsteigtas vienas pirmųjų Lietuvoje tarybinių ūkių, kuriame numatyta kultivuoti daržininkystę ir sodininkystę. Į Vytėnus iš Dotnuvos perkelta bandymų stotis. Paminėtina, jog 1957-59 metais Vytėnų sodininkystės daržininkystės bandymų stotyje dirbo ir Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. 1969 bandymų stotis iš Vytėnų perkelta į Babtus. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Vytėnų dvaras grąžintas Račiūnų šeimai. Taigi čia ir užbaigsime mūsų šiandienos kelionę po Kauno dvarelius. Nebedaug kas pasiekė mūsų dienas. Tačiau liko atmintyje ir galbūt atmintis ir yra brangiausias mūsų turtas.